Aha, super. Džiugu matyti jūs čia. Ar muzika ne per garsiai, parašykite, noriu susitikrinti, kad viskas gerai, bet fone norėčiau, kad skambėtų truputėlį muzika. Parašykite, super. Ačiū, Rūta. Širdis džiaugiasi, kad jungiatės, kad esame kartu šį nuostabų vakarą ir kad skiriame šį laiką labai svarbiai temai. Kad mes kaip moteris tobulėjame, aš labai tuo džiaugiuosi, nes iš tikrųjų mes moteris turime begalinį potencialą pakeisti šalia esančių žmonės, savo širdies šilumą. Ir lygiai taip pat labai džiaugiuosi, kad jungiasi ir vyrai, nes ši paskaita yra skirta ir vyrams, ir moteriams. Ir vis tiek didžioji dalis auditorijos yra moteris, tačiau galbūt pavyzdžiai kai kurie bus daugiau iš moterų, nes visgi nemažai klienčių mano yra sėkmingų, veiklių moterų ir jos taip pat stabdo savo sėkmę. Tai kalbėsime apie tai ir taip pat, žinoma, turiu klientų ir vyrų, tačiau pavyzdžių gali būti daugiau iš moterų pasaulio. Tai ačiū Jums, kad prisijungėte. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip mes stabdome tai, ko galbūt kartais labiausiai norime. Ir kas mumise įsijungia per mechanizmas, kad mes pradedame patys save stabdyti nuo norimų rezultatų. Ir man būtų smalsu, kas Jūs atvedė čia šiandien. Ar galėtumėt parašyti komentare, kodėl Jūs prisijungėte į šį susitikimą? Ar dėl to, kad pasilgote manęs, ar dėl to, kad pamatėte temą, kuri rezonuoja? Ar galėtumėt parašyti porą žodžių man į komentarus, kad galėčiau galbūt geriau pakreipti šį šiandienos mūsų pokalbį, tą temą, kuri aktuali Jums. Galbūt pastebit, kad stabdot save nuo santykių, ar kai pradeda vykti santykiai, save sustabdot, kažkodėl pradedat sabotuoti, pavartosiu tą žodį, ar kažkaip save sustabdyti nuo sėkmės, kurios galbūt net ilgai siekite. Galbūt pradedat sportuoti, ar kažkaip tai rūpintis savim, ir kažkurio metu pasiduodate. Ir atrodo pradžioje liktai viskas, jau sieksiu savo tikslų ir kažkurio metu tiesiog paleidžiate. Galbūt yra kiti pavyzdžiai, kuriems yra aktualesni. Parašykit prašau komentare, kas Jūs paskatino prisijungti šiandieną čia. Pokalbis su manim, pasilgot manęs matyti. Šita tema aktuali ir kuri tema konkrečiai aktuali. Ar tai būtų tikslų siekimas, mityba, sportas, verslai. Parašykit bent po vieną žodį. Norėčiau sudaryti daugmaž jausmą, su kuo šiandieną mes esame čia ir kaip pakreipti pokalbį. Ir tai mano ir pirmas klausimas yra, kur savo gyvenime Jūs save stabdot? Aš psichoterapeutė, psichologė, kaučerė jau daug metų ir dirbu su žmonėms, su žmonių psichika jau iš tikrųjų bandau atsekti kiek čia tų metų, bet tikrai virš 10-mečio. Ir ką pastebiu, kad visi mes, kad ir kiek judėtume link savo tikslų, kažkurioje vietoje paslystam, kažkurioje vietoje sustojam ir atrodo tikslas jau čia pat pirštų pasiekiamas, bet kažkaip jisai nuslysta arba mes jį paleidžiame dėl vienų ar kitų priežasčių. Savai tikinam, kad galbūt ne mums čia, galbūt mes to nepasieksim, tai ko čia siekti ir dar daug visokių kitų pasiteisinimų. Kai klausėt, apie ką bus laivas, tai šitas mūsų pokalbis yra skirtas apie tai, kaip save sabotuojam, kaip save stabdom nuo savo tikslų pasiekimo ir kodėl save sustabdom nuo to, ko galbūt labiausiai ir norim. Noriu aiškiau suprasti, apie ką tai yra. Tikslų siekimas, norų pildymas, laisvė savo. Stabdau save nuo meilės kūnų ryšio, su kūnu vis atitrūkstu nuo dėmesio. Kaip dirbat su žmonėm, kaip padedate jam atrasti save. Tai apie tai truputėlį galbūt vėliau pasidalinsiu, bet iš esmės mano praktika yra labai plati, aš remiuosi tiek rytų, tiek vakarų sistemomis, pati esu psichologė ir gestalt psichoterapijos praktikė, praktikuoju su klientais kiekvieną dieną ir tai yra tikrai kasdieninė mano duona. Tyrinėti žmonės, padėti jiems išeiti iš tų programų, kurios jas stabdo. Ar tai būtų kažkokie tai strigimai santykiuose, ar būtų strigimai versle. Nemažai mano klientų yra sėkmingi, veiklus žmonės, kurie siekia vis daugiau ir daugiau savo gyvenime, bet vis pastebi, kad kažkodėl sustoja, ar ne? Kažkas negerai, kažkokios emocinės problemos galbūt ir mes dirbame būtent su tuo, su tom vidiniam programom, kurios būtent mus ir stabdo ir apie tai šiandien ir kalbėsim.
Tai mano klausimas jums, kiek kartų gyvenime savo sakėt, ar ne, kad daugiau save rodysit, galbūt stengsitės uždirbti daugiau, sieksit savo finansinių tikslų, galbūt pradėsite eiti į sporto salę, sportuoti, nebetidėlioti, labiau mylėti save ir kažkuriam momentui tarsi pavyksta, kažkurį laiką laikote savaitę, gal ir 2, gal kai kurie ir kelis mėnesius, bet kažkuriuo metu kažkas tarsi traukia atgal į tą seną įprotį, nors atrodo jau susidėliojate, tarkime, mitybos planą, ar ne, jau su treneriu sportuojat, bet kažkuriuo metu įsijungia toksai vidinis kažkoks stabdis, kuris sustabdo. Pradedam nebetikėti savim, pradedam dvejoti, pradedam analizuoti, ir iš vis to reikia. Dėmesys nukrypsta į kitas situacijas ir kitus gyvenime atsiradusius tikslus, kurie užgožia tą mūsų pirminį norą pasiekti rezultatų, kuriuos nusprendėme, kad sieksime. Ir noriu pasakyti šiandien tokią labai labai svarbią žinutę, kurią ir judėsim šiandien, kad aš esu įstikinus, kad jums trūksta ne valios pastangų. Daugelis žmonių bando valios pastangomis pasiekti savo tikslų. Žinoma, valios reikia, žinoma, reikia nusibrėžimo, bet žymiai svarbiau yra, kas yra mūsų motyvacijos ir valios vagis. Nes jeigu mes tiesiog susikaupsim, taip stipriai susikaupsim ir dabar iš visų jėgų tiesiog save prievartausim ir eisim į tą sporto salę ir eisim tiesiog į kažkokį tai mums svarbu tą nuosprendį, kaip savo nusprendžiam, ar ne, bet tai atrodo kaip saviprievartavimas. Ir mes galim prievartauti kurį laiką, bet kažkuriuo metu po to nukrypstam ir nebenorim savęs prievartauti, nes joks žmogus nenori būti ten, kur nuolatos yra įtampa ir kur nuolatos skauda. Nes valia, jinai yra ribota, aš nežinau, ar jūs žinote, bet valia yra ribota. Turim tam tikrą kiekį valios paros metu ir jeigu mes ją išnaudojame, tarkim, dalykams tokiem kaip ką apsirengti, kažkokiem nesvarbiem dalykam kaip ką pavalgyti, nesam pasiruošę, nesam to apgalvoję iš anksto ar neturim savo rutinos, tai mes dažniausiai iššvaistom labai daug energijos ryte vien jau ruošiantis į darbą, kad pasiruoštume dienai. O jeigu valios resursai yra riboti, tada jūs sugalvojat, kad vakare sportuosit ir grįžtat namo iš darbo ir jau visai nenorit sportuoti, norit tiesiog kristi į lovą pavargęs ir apie jokią sportą nėra net ir kalbos. Tai iš tikrųjų, aš noriu tiesiog vieną žinutę, kad jūs išgirstumėt, jeigu užsinešit kažką iš šito laivo, tai tokią žinutę, kad jums trūksta ne valios, ne dar daugiau valios, ne dar daugiau prievartos, ne dar daugiau motyvacijos. Galbūt žiūrit kažkokius motyvacinius video, save bandot užmotyvuoti. Ir čia ne tik kalbu apie sportą, mitybą, čia tokie galbūt dažniausi pasitaikantis, tokie populiariausi dalykai, bet aš šiandieną sekit šitą laivą, žiūrėkit ir pateiksiu labai labai daug pavyzdžių iš savo klientų gyvenimo, iš savo pačios gyvenimo ir iš savo pažįstamų rato, kaip tai atrodo realiam gyvenime, kad tai nebūtinai susiję su sportu, mityba, kad tai gali būti apie labai daugą, apie hobius, pradėti savo naują hobį, gali būti apie pradėti naują verslą, naują idėją, pradėti rūpinti savim, savo namais, nesvarbu, kas tai būtų. Taigi tikrai pateiksiu labai labai daug pavyzdžių, tikiu, kad juose atpažinsite save. Esu truputį planelį pasirašiusi, ką kalbėti, tai kartais galbūt nukryps mano akis į jį, kad tiesiog galėčiau atsiminti ir struktūruoti, kiek įmanoma papasakoti ir išdėstyti šią informaciją. Tai norėčiau, kad jūs tikrai dabar šią akimirką stabteltumėt, kai kurie parašėt ar ne, perskaičiau tai, ką parašėt, atidėliojat ar ne, tiek teisės, tiek pasirūpinimą savo kūnu ir tikslų siekimą, norų pildymą, laisvę savo susikūrimą. Pagalvokit kiekvienas, ar ne, ką atidėliojat, ką savo gyvenime šiuo metu vis dar atidėliojat. Galbūt yra kažkas, ką jau seniai nusprendėt, kad reikėtų daryti, bet vis atidedat, vis atrodo vėliau, dabar nelaikas, dažnai būna galvoje tokie žodžiai, dabar nelaikas, dabar yra kiti prioritetai. Taip live išsaugosiu, bet vis laik kviečiu gyvai dalyvauti, nes galėsite užduoti man klausimus live metu. Tada ateina tokios mintis kaip ai čia ne man, arba gal yra kažkokie svarbesni dabar tikslai, šitas palauks, arba aš dar nepasiruošęs, man dar reikia pasiskaityti, man dar reikia pasimokyti. Visada yra kažkokie atmazai, kaip pavadinsim, ar ne? Ir galvoje jie skamba labai labai įvairiai.
jūs nepasiruošę pakankamai, nepakankamai gražus, nepakankamai geras laikas, netokia situacija, oras netoks, žodžiu, visi šiti mūsų tylus balsai, kuriais mes iš tikrųjų patikim. Ir jeigu jūs nestebit, kas vyksta, jūs tą patikit. Ir tai jums kainuoja labai žvėriškai daug. Kiekvienas mūsų tikslas, kurį mes įsikeliam ir jo nepasiekiam, mes pirmiausiai nuviliam labai stipriai save. Ir kas vyksta, tada ateina žmonės su konsultacija ir sako, Diana, aš nepasitikiu savimi. Kaip jūsų kūnas gali pasitikėti jumis, jeigu jūs tiek kartų išsikėlėt savo tikslus ir jų nepasiekėt? Ar jūs pasitikėtumėt tokia antra pusė? Ar jūs pasitikėtumėte tokia draugu, kuris sako, viskas, dabar mes susitiksim, kiekvieną antradienį, ketvirtadienį, eisim į pasimatymą, kartu vedžiosim šunis ir ateina antradienis, ketvirtadienis ir nieks neina su jumis tų šunų vedžioti. Tai taip pat su savo džymo planais antradieniais, ketvirtadieniais jūs elgiate su savimi. Jūsų kūnas jau antradienį, ketvirtadienį ruošiasi ar ne, mobilizuojasi, sako, šiandieną sportuosim, bet jūs nieko dėl to nedarot. Ateina antradienis, ateina ketvirtadienis ir kaip sėdėjote ant tos sofos, taip toliau sėdit, arba randa 1000 pasiteisinimų, kaip šeimai reikia padaryti valgyti, kaip reikia sutvarkyti, kaip reikia dar darbus atlikti, kurie skubus ir nežengėt. Nežengėt link savo tikslo žingsnio. Ir žinot, tai kainuoja labai labai daug. Ne tik pasitikėjimas savim, kas yra šiaip esminis dalykas, pasitikėjimas savim, po to savivertė šalia to. Jūs nebepasitikit savim, nuo to save mažinate, bijote būti pamatyta, nes viduje yra tas nepasitikėjimas savimi. Ir kiekvieni metai praleisti atidėliojant kažkokį savo tikslą kainuoja jums labai daug. Įsivaizduokit, kiek jūs būtumėt gyvenime pasiekę jau dabar, jeigu tą kartą, kai sugalvojate tą nuostabią verslo idėją, jūs būtumėt padarę ir įgyvendinę ją. Arba pagalvokit, kur dabar jūs būtumėt, kaip atrodytų jūsų gyvenimas, jeigu jūs būtumėt žengę tą žingsnį, kurio bijojot, galbūt į kažkokias aukštesnės pareigas, galbūt teisės išsilaikyti, ar ne? Įsivaizduokit prieš metus, prieš 2, jeigu tą būtumėt ėmėsi daryti. Kaip atrodytų jūsų gyvenimas? Kaip atrodytų jūsų kasdiena? Ir kiek jūs būtumėt patirties sukaupę jau per tą laiką, kiek pinigų būtumėt sukaupę per tą laiką? Aš pasidalinsiu vieną dalyką iš savo gyvenimo. Turėjau problemų su sveikata ir aš tikrai labai tikiu psichosomatiką, labai tą matau dirbant su klientais, kad labai daug mūsų susirgymų ar fiziologinių problemų yra psichikoje ir atsispindi fizikoje, somatiniais, tai yra kūno simptomais. Pavyzdžiui, užspaustas pyktis, galvos skausmais, skrandžio skausmais, užspaustas toksai neleidimas savo suklysti, aukšti standartai, pečiai įtempti ir taip toliau, iki labai labai keistų simptomų, kur atrodo net nesusietum. Tai ir įsivaizduokit, aš žinau, kad tam gali padėti meditacija. Ir aš galvoju, man reikia pradėti medituoti, nes aš turėjau tokius chroniškus tam tikrus simptomus ir viduje žinau, kad reikia pradėti medituoti. Mačiau žmonės aplinkui, kaip jiems tai padeda, kaip jie išsigydo nuo visokių tai sutrikimų. Ir jutau, kad kūnas jau šaukėsi ramybės, kad aš tiesiog esu perdegus, bet pradėjau, pabandžiau ir mečiau. Čia buvo prieš daug metų. Ir kodėl aš mečiau? Kaip jums atrodo? Ar todėl, kad nenorėjau pokyčio? Aišku, kad norėjau pokyčio. Aš mečiau todėl, kad mano identitetas tuo metu buvo darbšti bitutė, siekianti savo tikslų, aukštų rezultatų, bet ne ta, kuri sėdi ir švaisto savo laiką medituodama. Net jeigu buvau apsišvietus labai dvasiškai ir psichologiškai, aš turėjau tokį įsitikinimą ir viduje jisai buvo, po apačia manęs visą laiką buvo šitas įsitikinimas. Ir sėdėti ir medituoti atrodo tiesiog laiko švaistimas. Ir todėl aš atidėjau. Ir aš dažnai pagalvodavau, po to kelis metus galvodavau, kaip atrodytų mano gyvenimas, jeigu aš būčiau meditavus po 3 metų. Galvoju, sėdžiu ir galvoju, su tais pačiais simptomais. Sėdžiu ir galvoju. Kaip būtų atrodę, jeigu būčiau tada susiemus ir pradėjus medituoti. Ir jeigu būčiau pajautus tą nepatogumą pradžioj, bet vis tiek būčiau darius. Tai man tai kainavo mano sveikatą. Ir tai buvo vidinis sabotažas, nes vidinė mano programa, kurią aš turėjau, buvo, kad aš nesu ta, kuri orientuota į sveikatingumą. Net jeigu labai daug skaitydavau apie tai, domėdavausi, bet mano identitetas buvo tai, kad aš orientuota į aukštus pasiekimus. Ir apie aukštus pasiekimus kalbant,
Vat pasidalinsiu iš karto mano klientės pavyzdžių. Mano viena klientė turi aukštų tikslų. Ji nori numesti svorio, nori pradėti sportuoti, nori jaustis labiau fit savo kūne ir nustoti užkandžiauti, kas yra jos priešas. Ir ji vis pradeda. Ir jau yra keletą kartų pradėjus, numetusi svorio, įvažiavusi į teisingas vėžes mitybos ir vis atkrenta. Mes su ja dirbam jau netrumpai ir jinai turi labai stiprią programą nevykėlės. Ir nuolatos sako, oi, čia vėl ta nevykėlė mane išlindo. Ir stipri programa, kad vidinis jausmas, kad aš esu nevykėlė. Šalia visų kitų dalykų, ties kuo dirbam, čia yra toksai foninis visą laiką identitetas, kurį mes bandome pakeisti, kuris toksai rigidiškas, gana netaip lengvai pasiduoda. Ir jie vėl atkrenta ir vėl atkrenta ir vėl atkrenta, iki kol mes nepriejom iki tokio vieno momento. Jos asmenybė yra tokia. Ji, kai susima, tai labai stipriai save spaudžia, siekia tų tikslų ir tada, kas nutinka, priešingas efektas. Jeigu nukrypstu vieną pusę, visada man jie atsiras kita pusė, kuri nori laisvės, nepriklausomybės ir jos pagrindinė vertybė. Vertybė numeris 1 yra laisvė. Ji visą laiką tai mini ir kai grynas vertybė sako, kad laisvė yra mano pagrindinė vertybė. Ir kai pradeda sportuoti, ji netenka savo laisvių. Tai čia jau pirmas konfliktas jos viduje, kad tai asociuojasi su kančia, prievarta, savęs spaudimu. O jos identitetas, ar ne, yra toks, kad aš noriu laisvės. Kitas momentas, ji turi labai stiprią programą, kaip sakiau, arba labai save spaudžiu, arba visiškai paleidžiu. Ir kaip tai atrodo, kad kai labai stipriai save spaudžia, tada kažkuriuo metu vyksta priešingas efektas. Mes dirbam su ja ir ji pamatė savo viduje tūnančią tą mažą mergaitę nuo vaikystės, nuo 5 metų, kuri jau tada buvo įsprausta į rėmus, kokie ji turi būti. Jau tada buvo aukšti standartai jai keliami iš jos šeimos. Ir kas nutinka? Jos suaugusi dalis nusprendžia siekti tikslo. Reikia numesti svorio, noriu gražiau atrodyti, noriu vasarą gražiai atrodyti su bikiniu, noriu sportuojant atrodyti gražiai. Ir tada pasirodo jos vidinė mergaitė, kuri vis dar gyvena jo širdį, kuri pagaliau nori būti pamatyta ir priimta tokia, kokia yra. Ir ji nenori pokyčių, nori būti priimta tokia, kokia yra. Ir ji neleidžia pasiekti pokyčio suaugusiai tos moters daliai. Mumise yra daug skirtingų dalių. Viena iš jų yra mūsų vidinis vaikas. Ir kai mes atliepiam ir susitikom su ta vidinė maža mergaitė, kuri gyvena jos širdyje, ji pirmą kartą pajuto ryšį, kontaktą ir tokią tikrą besąlyginę meilę. Ir suprato, kad jeigu neįtrauks tokio fun time, ar ne, laiko, kai gali tiesiog mėgautis ir nebūtinai būti produktyve, ji tikrai nepasieks savo tikslų. Ir tai buvo labai stiprus susitikimas, tai buvo labai gražus susitikimas. Čia yra viena iš tokių istorijų, kai žmogus pamato, kas jį stabdo nuo jo paties tikslų. Ir tai nebūtinai būna tinginystė, valios trūkumas, tai yra labai valinga. Bet kai tik, žinot, įsivaizduokit, kad gyvena mama su vaiku. Kai tik mama turi aukštus taisyklės, kaip namie reikia tvarkingai, gal jūs, jeigu turite vaikų, tai atpažinsit, kaip turi būti sutvarkyta, kad vaikas turi pasikloti lovą, kad neturi naktinėti ir žiūrėti Netflixo, bet tik mama nusuka savo dėmesį, kur nors išvažiuoja, kur nors atsitraukia, ką vaikas pirmą daro likęs namie. Jis jungia Netflixą, susikuičia namus ir prisivalgo visokių saldumynų, kurių mama neleidžia įprastai. Pažįstat šitą situaciją? Gal turit kas nors vaikų iš čia? Arba esat matę šitą momentą? Lygiai taip pat ir jumise yra viena dalis, kuri sabotuoja, tai yra stabdo, tai yra vidinis tas vaikas, jis stabdo suaugusiojo pasirinkimus. Tai čia viena tokia situacija. Kaip jums tai skamba? Galbūt keista? Nelogiška, kad šitas vidinis vaikas, bet mumise visose yra ta vidinė pažeidžiama dalis. Ir jeigu vaikystėje ypatingai nebuvo atliepta, jeigu trūko meilės, o jo šeimoje tikrai trūko meilės, tokios besąlyginės, be reikalavimų, nes viskas buvo paremta aukštais reikalavimais. Ir dabar, kai bando siekti toliau savo tikslų, reikalauja iš savęs, ta vidinė dalis pradeda prieštarauti ir sako, ne, nieks mes neprievartas, aš jau buvau prievartaujama visą vaikystę, aš noriu laisvės. Ir čia tik viena iš programų, kurią galima atrasti dirbant su žmonėmis. Taigi, apskritai, labai tokia svarbi tema, kad kas yra savisabotažas. Savisabotažas yra vidinis savęs stabdymas nuo savo tikslų.
kažkokios programos esančios mumise stabdo mus nuo to, kad mes įgyvendintume savo troškimus. Ne išoriai priešas, bet viduj. Ir savisabotažas nevagia taip greitai, ar ne? Nepavagia per dieną jūsų gyvenimo. Jis lėtai vagia po truputėlį ir jūs lieka ten, kur esat ir nepasiekėt nieko, ką buvot nusprendę ir pažadėję savo, jūsų savivertė, pasitikėjimas savim krenta ir tiesiog sėdit senam savo identitete arba dar pastiprinat identitetą, kad esu nevykėlis. Ir pasidalinsiu dabar su jumis keliom savisabotažo tokiom formom, kurias galbūt atpažinsit savo gyvenimą, kaip pas jūs tas stabdis vyksta ir jos labai subtilios, jas nebūtinai turi būti tokios labai aiškiai matomas, bet gali būti labai subtilios. Taigi viena didžiausių tokių savisabotažo problemų, kad mes tiesiog priprantam gyventi susimažinę. Ir pavojingiausia, kad savisabotažas jisai neatrodo taip labai apčiuopiamas dažnai. Jis atrodo labai logiškas, tos mintis skamba labai logiškai, kad jo dabar nelaikas, juk dabar ne apie tai mes esam ir taip toliau. Arba skamba kaip atsargumas, skamba kaip ruošimasis dar priimti kažkokį sprendimą, bet tai neskamba kaip kažkas, kas mus naikina čia ir dabar. Kaip dar truputį palauksiu skamba, ar ne, dabar ne tas laikas, kai turėsiu daugiau laiko ir taip toliau. Taigi tuoj pajudėsim prie 5 nematomų savisabotažo formų. Aš tiesiog matau, kad tuoj išsikraus mano lempa, tai aš tuoj ją prijungsiu. Ir jūs, prašau, parašykite man komentare, ar atpažįstate save iki čia, kur ką tik pakalbėjau ir papasakau. Ar kažką savo gaunat iš čia? Man labai svarbu būtų išgirsti, ar ta kryptim judu. Ir jeigu ne, pasakykit, kas jums būtų aktualiau. Ir aš tuoj prijungsiu pakrovėją. Pakankamai tamsu pasidarė pas mus. Aha, tikiuosi, kad mane matysit. Galėtum atnešti prailgintoją. Mano technika visa agenda. Kas čia per sabotažas, ką? Pasidalinkit man, kas čia vyksta. Oi. Kartais ir technika sabotuoja, ar ne? Aha, kaip skirti dėmesio vidiniam vaikui, nes jis priešinasi, atrodo, skiriu dėmesį, bet vis atpažįstu. Taip atpažįstu, norėtų sužinoti daugiau apie sabotažą. Ar jums žinoma šitas žodis? Jisai lietuvių kalba yra toksai nelabai populiarus. Sabotažas. Kas yra sabotažas? Ar yra girdėtas? Ir jeigu taip, ką tai reiškia? Kas yra sabotažas? Parašykit. Taip manau, kad nuolat save sabotuoju. Tai kas tas sabotažas? Ką tai reiškia? Sabotuoju. Ką reiškia save sabotuoju? O, puikiai. Gal galėtum prijungti? Ačiū. Taip, vidinis sabotažas tai yra tai, kaip aš save stabdau. Ar ne? Vidiniai stabdžiai. Labai dažnai šitas žodis yra vadinamas kaip vidinės programos, kurios mus stabdo. Tai yra kažkas, kas neleidžia mums pasiekti to, ką mes nusprendėme, ne? Taip kaip jau ir aptarėm. Viena iš tokių nematomų savo sabotažo formų, šiandien taip pinas liežuvis, kišu savo koją, va labai geras apibūdinimas, kišu savo koją, ar ne? Aha. Sekundę palaukit, aš kišu irgi savo koją. Man reikia prijungti. Viskas gerai prijungti. Ačiū. Gerai, puikiai. Grįžom online. Taigi, kad ir kas gyvenime vyksta, ar ne, svarbu nenustoti. Mano situacija dabar. Galėjau sakyti, dabar nutraukiam laivą, prisijungsiu iš naujo, ar ne, nes jau matau, kad viskas išsikrauna, nes neveikia truputėlį prailgintojas, bet aš tiesiog tęsiu toliau. Nes labai dažnai gyvenime čia yra labai puikus pavyzdys.
Labai dažnai gyvenime mums kiša koja ne vien tik mes patys, bet ir kažkokios situacijos, kurios mes galvojam, kad yra kaltos dėl to, kad mes nepasiekėm savo tikslų. Kartais moteris sesijose sako, žinai, aš dabar turiu vaikų. Ir kai turiu vaikų, viskas pasikeičia. Ir aš jau nebegaliu gyventi kaip anksčiau, aš negaliu siekti savo tikslų, nes dabar vaikai yra prioritetas. 100% sutinku, bet ar tikrai jūs nerasit valandos laiko ar 2 valandų per savaitę nueiti į sporto salę? Ar tikrai vaikai reikalauja tiek laiko, kad jūs nenueisit 1 valandų per savaitę į sporto salę? Ar tikrai? Ir tai yra vidinis stabdis. Ir jeigu mes to patikim, tai mes tuo ir gyvenam. Man panašiai būdavo, labai vertinu laisvę ir kiek kūriau savo mini versluo, amatiniu vis sustodavau panašiose stadijose. Suprasdavau, kas mane užsmaugia, kad save užsmaugiu. Ir tada, kam man to reikia, gal tai ne man. Ačiū labai, Inga, už pasidalinimą. Būtent labai geras pavyzdys. Taip, labai panašu vaikystės rėmų netitinka dabartinių mano norų. Taip. Kaip skirti dėmesio vidiniam vaikui, nes jis vis priešinasi, atrodo, skiriu dėmesį į vidinį karts nuo karto. Taip, bet tai taip pat atsakysiu, dabar dar patirnėkim iš skirtingų pusių, kaip tai reiškiasi. Gerai, pavyzdžiui, viena iš tokių programų vadinasi Dar ne dabar. Tai, ką jau ir paminėjau, ar ne, netinkamas laikas. Moteris sulaukia vaiko, ne dabar. Pasportuosiu, kai vaikas paaugs. Dabar esu tarnystėj ir turiu save visą paaukoti tam santykiui. Ar ne? Dar ne dabar. Vis laik laukiu tinkamo momento, saugausi rizikos. Mano viena pažįstama 3 metus norėjo pakeisti darbą. Kiekvienais metais sakydavo, dar ne dabar, žinai, dabar mane paaukština, dar kai baigsiu šitą projektą, kai sutaupysiu daugiau pinigų, žinai, kad taupau ant savo būsto, pirmai įsigysiu daugiau pasitikėjimo, kas mane ims kitam darbe, čia aš jau tokia patogiai įsitaisius, jau tiek metų dirbu, Diana, tu nieko nesupranti, tu nesidirbus čia ir taip toliau. Ir 3 metus ji bandė pakeisti darbą. Ir tada aš paklausiau, kada bus tas momentas, kai tu būsi pasiruošus. Ir jie pradėjo kelti toliau visokias, taigi būsi pasiruošus, kaip pajausiu širdim. Sakau, nepalauk, kada ateis tas momentas, kada tu būsi pasiruošus? Aš pakartau tą klausimą, nes žmonės labai dažnai nueina su savo tom idėjom ir jas gina netgi viduje. Ir jinai nutilo ir tada suprato, kad jinai tiesiog ne tai, kad laukia tinkamo momento, ji laukia, kol nebebus baisu. Bet kada mums nebūna baisu tada, kai mes jau neturim ko prarasti, vadinasi, nutiko kažkas labai baisaus. Arba, nežinau, užprotėjom, nes žmonės šiaip pokyčio bijo. Tai yra normalu bijoti pokyčio, absoliučiai normalu, nebus tokio laiko, kai jūs nebijosit. Bus tiesiog galbūt didesnė kaina likti, negu išeiti. Gali būti, kad pasieks tokią stadiją. Bet kam laukti ir save taip drožti ir kankinti, jeigu 3 metus jau noriu išeiti iš darbo. Ar ne? Bet čia yra vidinis sabotažas. Kas pažįstat save bet tokioj situacijai, dar ne laikas, parašykit vienetuką. Noriu pamatyti, kiek vienetukų yra šitoj mūsų grupiai šiandien. Kiek jums aktuali šita tema apie dar ne dabar. Dar kaip pasitengsiu, dar kaip bus tinkamos sąlygos. Dar viena tokia subtili sabotažo forma yra persistengimas. Kai kurios moteris labai taip sabotuoja save produktyviai, pavadinkim. Daug daro, bet mažai rezultato. Keliasi anksti, turi sąrašus, klauso podcastus, webinarus, skaito knygas, domisi kažkuo ir užstringa tame domėjimesi, yra labai produktyvios, bet po metų niekas gyvenime nesikeičia, ne? Nes jos tiesiog labai daug žino, prikaupia labai daug žinių, labai daug stengiasi, bet stengiasi ne į tą pusę, stengiasi kaupti žinias, o nestengiasi padaryti pokytį. Tiek vienetukų. Labai ačiū, kad dalinatės, tikrai atrodo aktuali tema dar ne dabar, ar ne? Persistengimas skamba taip, kad aš darau viską, išskyrus tai, kas iš tikrųjų būtų svarbu ir kas pakeistų mano gyvenimą. Darau viską, išskyrus tai, kas svarbiausia. Pažįstama? Išbandot 55 skirtingus receptus, kad tik tai nedaryti savo verslo, nepradėti plano. Išbandote visokias namų organizavimo praktikas, kad tik nesimti kažko, apie ką jau seniai jaučiat, kad reikėtų imtis. Ne? Atidėliojimas, bet tuo pačiu persistengiu kitoj vietoj. Kompensuoju, ar ne? Kompensacija vyksta.
Dažnai moteris užstringa tokiam mokymėsi ir vadina, kad aš dar mokausi, aš dar tobulėjau ir užstringa ant tokio aha momentų ieškojimo. O geras, šitą sužinau, o geras, šitą sužinau. Viskas super, tai tada savo ir sakykim, kad mes nesiekiam savo tikslo, o mes domimės apie tą tikslą. Kad mes nebandome suleknėti, bet domimės apie tai, kaip reikia suleknėti. Kad mes nemedituojame, bet domimės apie meditaciją. Ir daugelis žmonių, tarp kitko, ateina pas mane į sesijas, jau tokių sąmoningumo keliu einančių klientų, aš turiu tikrai ne vieną, ne du, mano populiariausi klientai, tai yra didžioji dalis jų, yra žmonės einantys sąmoningumo keliu. Ir jie sako, aš tiek metų dirbu su savim, bet rezultato nėra. Ir aš tą klausiu, kaip tu dirbi su savim? Tai važiuoju festivalius, tai klausau knygų, audio, tai, žodžiu, domiuosi sąmoningumu. Labai dažnas pasakymas, domiuosi sąmoningumu. Labai atsidavę domisi sąmoningumu. Bet domėti sąmoningumu ir eiti sąmoningumo keliu nėra tas pats. Ar jaučiat tą skirtumą? Ir jūs galite eiti, bet neproduktyviai. Jūs galite eiti į kakavos ceremonijas, ten nežinau, kas iš to, jeigu jūs nedarot savo pokyčio gyvenime, kakava nepadarys darbo už jūs. Tai lygiai taip pat yra ir su bet kokiom žiniom. Moteris labai dažnai tampa priklausomas nuo tokių aha momentų, nes moteris dažniau, pripažinkim, ir statistika yra tokia, kad moteris daugiau mokosi, nes randa daugiau tam laiko, prioritizuoja. Vyrai daugiau iš tikrųjų prioritizuoja darbą ir ne visada gal net ir turi laiko, ypač jeigu reikia išlaikyti šeimą, bet šiais laikais, aišku, susikeitė tos rolės, bet iš esmės moteris labai šiais laikais yra apsišvietę ir toliau mokosi apie tikslo siekimą, bet tikslo taip ir nepasiekia. Taip pat tyrinėkit savo gyvenime, ar jūs iš tikrųjų progresuojat, ar tiesiog judat vietoj kaip voverė rate ir gaudo tos aha momentus, kai kažką naujo sužinot ir tai kažkaip užstimuliuoja jūs ir atrodo, kad aš dabar tobulėju, nes kažką supratau ir suvokiau. Suprasti ir suvokti yra labai svarbu, dėl to aš darau seminarus, dėl to aš darau mokymus, nes tai žinios keičia, tikrai keičia, bet kai kurio moterim jau reikia nebe žinių, o realių veiksmų. Jos nueina į kursus, į kitos vietos išklauso, kur prasideda praktikos. Ties praktikom atsijungia vėliau. Prisijungia prie kito kurso mokymo, perskaito kitą knygą, jau kai ateina taikymas, atsijungia arba nebeskaito. Pažįstama kam nors? Jeigu taip, parašykite 2. Kai užstringat judėjime, vietoj to, kad progresuotumėt. Ir tada sakot, aš tiek visko išbandžiau, nieks neveikia. Dar vienas pavyzdys. Mano viena klientė, tiesa, ne vieną esu konsultavus po ar persileidimo, ar po aborto. Ir jos jaučia dažnai vidinę tuštumą viduje. Viena moteris apie 20 metų nešiojasi savo viduje, gėda apie tai. Ir moteris tiek metų save kankina, kaltina. Ir tiesa, labai daug moterų tą daro. Ir jos neišgėdi pilnai, bet tiesiog apie tai ruminuoja, galvoja, suka mintise ir joms atrodo, kad jos labai daug dirba su savimi. Bet iš tiesų galvojimas nepadarys darbo. Mes turime praeiti tam tikras gedėjimo stadijas, kad sugebėtume paleisti tokį įvykį iš praeities. Neužtenka tik tai mąstyti. Kartais mes galvojam, kad mąstom, tai lygu darom pokytį. Bet tai yra nesąmonė, tai nėra tiesa. Tai tiesiog mąstymas ir atidėliojimas to, kas būtų svarbu. Tų veiksmų, tų sprendimų gyvenime ir pradėti gyventi naują gyvenimą. Nes tos moteris tada turi pasiteisinimą, kad joms nieko nereikia siekti toliau, nes jos gedi, joms sunku ir dabar jos nepriims jokių sprendimų, nes taip lengviau. Tai kas pažįsta persistengimą, kaip judu, bet nėra progreso. Pasidalinkit. Veiksmas pastovus yra pokytis. Taip, labai geras pasakymas. Buvau šioje situacijoje ir laukiau 5 metus, kad ne dabar. Ačiū šeimai ir tau, Diana, kad padėjai suprasti ir žengiau žingsnį, dabar net nesuvokiu, kodėl taip delsiau. Atranda visada pasiteisinimų. Ačiū tau labai už šitą refleksiją, iš tikrųjų. Labai reikia šalia palaikymo ir parodymo, kai žmonės sako, žiūrėk, bet tu tiek laiko delsi. Ko tu delsi? Ir tada būna tas atsimerkimo momentas. Ačiū, Jurga. Dvejetukai. Super, atpažįstat save persistengime.
Dabar žiūrėkit, yra trečias toksai momentas – subtilus savisabotažas. Nuolatinis savęs gydymas vadinasi. Dar vienas kursas, dar viena trauma, dar vienas savo pasteisnimas, kad kai susitvarkysiu, tada susirasiu santykius, pavyzdžiui. Čia su santykiais labai populiaru arba su kitom temom, kurios yra jausminės, ar ne? Aš dar nepasiruošus, man dar reikia pradirbti savo traumą. Aš dar neišgėdėjau prieš tai buvusių santykių, nors jie buvo prieš 5 metus. Aš negaliu surasti naujų santykių. Tokia graži atidėliojimo forma, rodo tokį brandumą tarsi, ar ne? Aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą, aš save gydau. Bet žinokit, kartais tai yra ne savęs gydymas, o bėgimas nuo pokyčio. Ir kas iš to gydymo, jeigu mes nesimam sprendimų iš to gydymo? Kas iš terapijos, jeigu mes to nepritaikom savo gyvenime? Pradirbau traumą ir tada kažką gyvenime keičiu, tada einu kuriu santykius, jeigu prieš tai sunkiai sekėsi kurti santykius. Juk ar netoks tikslas terapijos? Bet daugelis žmonių praeina mokymus, kursus, nes tai yra fainas procesas, vis tobulėjai, vis aha momentai ateina, kaip ir minėjau, vis ieškai atsakymų, randi. Aš savo esu kažkada šitą identifikavus ir esu savo pasakius, kad aš esu žmogus, kuris nuolatos atsakinėja savo į klausimus tiesiog. Mano gyvenimo prasmė yra atsakyti savo į klausimus, kuriuos aš išsikeliu. Tai pažiūrėkit, po to turiu ką pasidalinti su jumis dėka to, bet labai svarbu kažkurioje vietoje įveiklinti tai, dalinti su žmonėm tą, ką atrandi, o ne tiesiog nuolatos save gydyti ir tapti pro terapeutų be diplomo. Tai jau geriau gal tada gauti diplomą bent jau už tai. Tai svarbu nežinoti, bet gyventi tuo žinojimu. Ir čia yra būdas nepradėti. Nuolatos save gydyti. Aš dar turiu čia pagydyti, aš dar turiu pažinti save geriau, kad pradėčiau savo verslo veiklą, aš dar turiu geriau išsigryninti savo nišą. Pavyzdžiui, mano atveju, aš tikrai labai daug temų tyrinėjau savo gyvenime. Jeigu paseksit mano istoriją, yra daug podcastų apie mane, tikrai išgirsite tai. Ir aš tyrinėjau save. Ir mano veikla gimė iš to savęs tyrinėjimo. Tiesiog natūraliai. Ir ką aš pastebėjau, kad aš irgi užsižaidžiu tokiam nuolatiniam savęs tyrinėjime kažkokiam. O kas iš to tyrinėjimo? Tai turi būti kažkokie rezultatai juk, ar ne? Tai ar čia tik mentaliniai erdvėje? Nes daugelis žmonių gyvena tokiai fantaziniai mentaliniai erdvėje ir jiems atrodo, kad vyksta kažkoks progresas gyvenime. Pavyzdžiui, mano atveju buvo, kad tai aš dar nemoku apibrėžti, nemoku savo kažkaip įvardinti, kokiem žmonėm aš padedu, man buvo sunku įvardinti ir vis dar yra dabar sunku, kas yra mano tikslinė auditorija, pavyzdžiui, nes man labai įdomu daug skirtingų temų. Ir aš nežinau tiksliai, kas yra mano tikslinė auditorija, aš matau pagal klientus, kurie ateina pas mane. Daugelis jų yra, kaip ir minėjau, daug siekiantis, ambicingi žmonės, panašus į mane. Ir tai, ką aš praėjau, į tame jie eina. Jie išeidinėja iš perdegimo ir mokosi, kaip dirbti, veikti moteriškų būdu. Tiesa, apie tai bus mano 3 subtilaus moteriškumo semestras. Neužilgo paskelbsiu apie jį, bet iš esmės tai aš dirbu su moterim ir turiu subtilaus moteriškumo mokyklą sukūrusi apie tai ir bus 3 semestras būtent savirealizacijai gyvenime ir veikimui, nelaukiant, kol sudėlios aplinkybės. Tai va, aš iki šiol nežinau, koks yra mano mission statement, kaip ten sako, aš esu tai ir padedu tokiem žmonėm, bet aš žinau, aš jaučiu savo žmonės ir man nebūtina įvardinti ir man visą laiką visi žmonės sakydavo, tu turi apibrėžti, tu turi aiškiai pasakyti. Ir aš žinau, kad tai būtų labai gerai, bet aš nerandu. Ir kadangi aš nerandu, aš tiesiog darau, ką darau ir kai išsiaiškinsiu, jūs pamatysit mano mission statementą. Bet aš toliau dalinuosi iš savo širdies, kas eina. Ir čia yra sustabdymas savisabotažo, nes mane stabdydavo, nes aš galvoju, aš nežinau, kaip čia man reikia gal savo brandą, gal čia man reikia spalvų pastovių, gal man čia reikia kažkokios tematikos pastovios. Ne, aš nesu pastovė, aš esu labai įvairia pusė ir aš galiu būti tokia ir veikti savo veikloje. Tai ir jūs galite, ar ne, jums nebūtina laukti to tinkamo laiko, kol jau savį išgydysit, kol jau apsibrėžti, kol viskas protui bus aišku. Energija ir motyvacija atsiranda bedarant, ne prieš. Bedarant atsiranda motyvacija. Nelaukit motyvacijos, nelaukit mūzos. Kai pradėsit daryti, energijos padaugės ir pradėsit norėti dar ir dar ir dar ir dar. Taip ir su viskuo yra. Išdrįsau išeiti iš samdomo darbo ir pradėjau savo veiklą, bet pastebiu, kad atidėlioju darbus ir pradedu užsimti namų tvarkymaisis ar kuo kitu. Toliau sau stabdį įjungus laikau, prasideda abejonės. Taip, ir mano labai populiarus va šitas stabdis, kai pradedam imtis kažko naujo, nepažįstamo. Labai dažnai, jeigu dirbame samdomam darbe,
Išėjus dirbti pačiai savo yra iššūkis, nes reikia save struktūruoti, reikia naujų įgūdžių ir tuos naujus įgūdžius užtrunka laiko išsiugdyti. Ir pradžioje natūralu, kad protas, kai nežino ir nėra struktūros, jis atidėlioja taip pat, nes jis nežino, ko imtis, jis nepratė save struktūruoti, galbūt anksčiau kaip jisai darbė būdavo ar ne, galbūt pasakydavo, kas turi būti padaryta, o dabar pačiai save sustruktūruoti. Tai nauji įgūdžiai. Ir protui labai nesaugu, jis darys viską, kad grįžtų prie seno arba nukreips tai, kas saugu. Namų tvarkymasis yra labai pažįstama veikla, didžiąją laiko dalį gyvenime daryta. Dėl to gali padėti. Vienas iš tokių esminių paprasčiausių dalykų, ar nežiūrint į vidinės programas, yra tiesiog susistruktūravimas, kad protui būtų aiškiau, ko jūs siekiat. Taigi, trečias, ar kažkam pažįstama, gydau save ir kai niekada negana. Parašykite, irgi savisabotažas. Ketvirtas būdas yra toksai gero žmogelio sindromas, pavadinkim, ar ne? Bijau kelti kainą, bijau pasakyti, kiek kainuoja mano paslaugos, noriu visiems patikti, bijau nuvilti klientus, kitus žmonės, artimus žmonės. Turėjau klientę, kuri labai pyko, kad neuždirba tiek, kiek nori. Sako, kodėl, aš tiek laiko darau ir man niekaip nepavyksta. Bet kai pradėjom gilintis, kai reikėdavo pakelti kainą, jį pradėdavo teisintis, ar ne, darydavo nuolaidas, atsiprašinėdavo už tai, kad tokia kaina, teisindavosi, kad pabrango patalpos, bijodavo, kad klientas pagalvos kažką blogo apie ją, kad yra savanaudė, kaip jis sakė. Ir vieną dieną jis suprato, dėka mūsų sesijų, kad norint uždirbti daugiau, ji turi susidurti kartais su tuo nepasitenkinimu klientų, bet tas nepasitenkinimas tai ne apie ją ir ne apie jos paslaugas, bet apie jos struktūravimą, kad ji ima iš kliento, jeigu jisai netvyksta, ji ima avansą ir avansas yra negrąžinamas, jeigu klientas nepasirodo. Ir kad nebūtinai visi bus patenkinti apie tai, bet tai yra normalu ir suprantama. Tai yra svarbi struktūra verslo laikymui savo. Ir pas ją sudūrė tokias dvi pusės. Viena nori uždirbti daugiau, pasiekti savo finansinių tikslų, kita dalis konfliktuojantis sako, bet aš noriu patikti kitiems, aš noriu būti mylima, aš noriu, kad mane mylėtų ir kai mane myli, tada aš jaučiuosi gerai. Ar pažįstama jums tai? Viena pusė nori ambicingus tikslus kelti, o kita sako, bet mes nepatiksim, mes galim skelti konfliktą, kiti pagalvos, kad mes pasikėlę. Kiti pagalvos, kad kažkokius tai čia prisigalvoju nesąmonės tais avansais. Sakys, kad aš visai jau negerbiu savo klientų. Ne? Bet juk jai svarbiausiai gerbti save ir ji rodo pavyzdį kitiems žmonėm, ką reiškia gerbti save. Taigi, vienu metu mes negalim būti ir visų mėgstamiausias ir visiems patogiausias. Nes tai yra neįmanoma, nes galit būti, bet tada jūs niekur nepasieksit. Jūs bus tiesiog patogus daiktas žmonių spintoje, ar ne? Kai reikės, pasims panaudos ir numes. Bet jūsų negerbs, jūsų laiko negerbs, jūsų rezultatų negerbs, nes jūs negerbsit savęs, labai paprasta. Jūs savo elgesiu mokot žmonės, kaip su jumis bendrauti. Ir kokia yra jūsų vertė. Taigi, sėkmė prasideda būtent tada, kai mes nustojam būti patogus kitiems žmonėm. Kai mes pradedam rūpintis savo tikslu. Jeigu tos moters tikslas buvo uždirbti daugiau už savo veiklos, faktas, kad jai eigoje reikėjo paleisti įsitikinimą, kad aš turiu būti visiems patogi, visiems faina ir kad tik tada, kai mane mėgs, pas mane ateis klientai. Tai labai didelė klientų dalis atkrito, nes pas ją klientės buvo tokios, kadangi visiems darydavo nuolaidas, tokios labdaros organizacija, pavadinčiau, jį tapo. Ir tos klientės negerbė jos laiko, žodžiu, atšaukinėdavo prieš pat, ir jinai atleisdavo jom, elgdavo su jo kaip nori. Tos klientės atkrito, jos susierzino, kad vieną dieną pasikeitė ne rezultatai, o taisyklės, kad norint aplankyti paslaugą gauti. Bet atsirado naujų klienčių, kurios buvo žymiai labiau mokios. Ir dabar jinai uždirba savo svajonių sumą. Tai įsivaizduokit, tai buvo tiesiog jos toks pokytis, jį ėmėsi to pokyčio, aišku, aš buvau šalia, labai gerai, jeigu yra kažkas šalia, kaip prašė ten šeima, arba aš buvau jūsų atveju, tikrai labai padeda neiti vienam per šitą procesą, mums pradžioje reikia palaikymo, mes esame socialios būtybės ir tai normalu. Taigi, kas atpažįsta save ketvirtam? Gero žmogelio sindromas, visiems geras, visiems patogus, bet pats be kelnių. Neturiu ką apsirengti, neturiu ką pavalgyti.
Tai va tokia labdaros organizacija. Žinokit, aš ir pati šito tikrai nemažai turėjau, kartais ir dabar turiu, nes aš atėjusi iš krikščionybės, labai daug savanoriavusi socialinėse įvairiose organizacijose ir man labai rūpi žmonės, ne veltui šį darbą dirbu su žmonėmis diena iš dienos, man iš tikrųjų rūpi. Atrodo, jeigu galėčiau, tai tiesiog dalinčiausi, atrašinėčiau visiems žinutės, bet kartais aš turiu net rašyti žinutės, nes jų ateina labai daug. Ir jeigu aš susitelčiau atrašyti žinutės, aš nepadaryčiau kursų, kuriais palieščiau dar daugiau žmonių. Viena iš tokių programų bus savisabotažo paskaita. Čia šiandien yra įvadas, paskaita vyks birželio 25 dieną, tai kitą savaitę, už savaitės laiko. Mes susitinkam paskaitoje, kur iš tikrųjų dirbsime ties savisabotažo tema. Šiandieną tikslas jums įsivardinti savo, per ką jūs einat ir vėliau arba ateiti į paskaitą, arba tiesiog individualiai dirbti ties tuo. Nes kiek galima laukti. Jeigu jūs būtumėt, kaip ir minėjau, pradėję siekti tų tikslų prieš 5 metus ir būtumėt tęsę iki dabar, įsivaizduokit tie 5 metai jūsų gyvenime, darant žingsnius link to, ko jūs norit, kur jūs būtų atvedę. Galbūt link geresnės sveikatos, link santykių, galbūt link verslo, finansinio pasiekimo, karjeros ir taip toliau. Tai kiek galima laukti, ne? Tai 4. Parašykite, jau matau 4, kas turi gero žmogelio sindromą. Toks visiems geras. Dar vienas toks 5. Savisabotažas pasireiškia tokiu būdu, kaip potencialo romantizavimas, aš taip pavadinau. Vizija didelė, bet kai reikia daryti nuosekliai, daryti tokius ne visai seksy darbus, energija dingsta. Energijos yra daug, kai galvoti apie tai, fantazuoti. Ir jūsų reiškia identitetas yra, kaip ir jau minėjau prieš tai, ta, kuri mokosi apie sąmoningumą, o neinant sąmoningumo keliu, tai čia irgi ta, kuri mokosi apie galbūt aukštesnius tikslus, verslą kažkokį, bet nieko dėl to nedaro. Turi daug verslo idėjų, projektų, vizijų, planų. Visos jas labai geros, vertos dėmesio, galėtų valandas kalbėti apie tai, ką sukurs, ką pasieks, o kur realų žingsniai. Nes bet kam pasiekti, mums reikia įdėti darbo diena iš dienos. Ir mums reikia pamilti procesą, ne tik rezultatą. Rezultatas labai skamba romantiškai, jisai gali būti kelrodė žvaigždėta, morkytė, asiliukui prieš nosį, kurią mes sekam. Mūsų tas skanukas, bet procesą mes turim taip pat pasidaryti malonų. Ir aš dirbu su moterim, kad padėti joms pasidaryti procesą malonų. Aš pati savo veiklos procesą pasidarius malonų, man labai patinka daryti visus darbus, kas jie su mano veikla. Ir kas nepatinka, tą outsourcinu, bet iš esmės tiesiog tai yra mano gyvenimas. Aš myliu filmuoti, myliu organizuoti paskaitas, seminarus, mokymus, myliu atrašinėti žmonėm, vesti sesijas dieną iš dienos, su poromis dirbti, myliu skaityti pranešimą kokiam nors festivalyje ar konferencijoje. Tai yra mano gyvenimas ir aš tą myliu. Bet ar tai lengva? Tai yra žvėriškai sunku iš šono, tai skamba labai gerai, bet kai atsikeli iš ryto, kai yra PMS-as, kai nėra jėgų ir realiai reikia kai kuriuos dalykus padaryti, kaip nusiųsti ataskaitas arba paruošti seminarą, kuris bus už kelių dienų, sutvarkyti jį, o nėra jėgų, tai būna. Bet viskas okei, čia yra gyvenimas, ar ne? Čia yra gyvenimas. Ir kai pasidarom savo procesą malonų, tada yra gera. Ir mes galim pasidaryti procesą malonų, kad ir kaip tai yra. Taip. Moteris buvo tokia labai ambicinga pas mane atėjus vieną kartą. Ir ji fantazavo, kaip ji pasieks ten savo milijonus. Ji buvo įsimylėjus rezultatą, bet proceso ne. Ir jai buvo labai sunku pripažinti, kad didžiąją dalį gyvena fantazijai. Ji jau turėjo savo veiklą, bet jos veikla buvo tokia idėjinė. Ir ji iš tikrųjų tokia moteris, kur pamatai ir galvoji, šita moteris turbūt daug pasiekusi, ji taip ir rengėsi ekstravagantiškai, ir elgėsi ekstravagantiškai, ir taip garsiai kalba, ir tokia autoritetinga. Bet kaip sėdi toj savo veikloje prie bankroto ribos, taip sėdi. Tai ir iš tikrųjų jinai norėjo tokį projektą paleisti naują, bet jau pasako man, kaip paleisti, ir aš sakau, palauk, tu vėl bėgiai kažkokią idėją toliau.
Steptelkim ties tuo, kur tu dabar dirbi, koks yra tavo tas dabartinis darbas. Ar tikrai tau reikia bėgti toliau, ar tikrai reikia dar vieno naujo projekto, ar galim tiesiog ten, kur tu dabar esi, padaryti, kad tai veiktų. Ir jin sako, įmanoma, jo, bet čia reikia įdėti darbo, čia labai labai sunku, čia reikia tvarkyti tokius bazinius dalykus. Sakau, tai gerai, sutvarkom. Ir tada tu galėsi šalia tą projektą kurti, kai bus stabili bazė. Jai buvo taip nemalonu ir nepatogu, nes ji buvo fantazuotoja. Ji, jeigu ką, bėgdavo į fantaziją ir fantazuodavo apie savo potencialą. Kai pasidarydavo sunku čia ir dabar. Ir mes ėmėmės ir aš padėjau jai sutvarkyti visą tai, kame ji buvo užsivėlusi savo veikloje. Vėliau ji paleido tą projektą. Dabar jis jau vyksta. Ir jinai man dėkinga, kad aš ją sustabdžiau, nors jai buvo labai nepatogu, nes ji tik kas vėl nubėgdavo į grand planus, bet kaip buvo finansiškai nestabilioj pozicijoje, taip ir buvo iki kol netliko restruktūrizacijos. Taigi, ar atpažįstat save 5 savisabotaže? Kai fantazuojat, romantizuojat potencialą, bet jo taip ir nesikit. Geriau darot kitus darbus arba toliau liekat fantazijų ir jau pradėsiu daryti, jau darau kažką, bet iš tikrųjų nedarot, daugiau fantazuojat apie tai. O kai reikia imtis realiai, labai sunku, nes ten yra įvairios programos, kurios stabdo. Taigi, dar viena klientė, pavyzdžiui, labai bijojo būti matoma. Ji buvo vaikystėje atstumta, dar šitą pavyzdį gal norėjau pasidalinti. Buvo vaikystėje atstumta už tai, kad yra per garsi, per daug reiškėsi klasiai ir ji norėjo kelti turinį, įrašydavo video, turėjo labai daug idėjų, ji taip pat turėjo išsilavinimą pakankamai tokį neblogą toj srityje, kur norėjo kelti įrašus apie tai. Ir visą laiką jau prieš paspaudžiant tą share ar publish pas ją nutikdavo toksai vidinis stabdis, kad reikia pataisyti. Rasdavo vis kažką, ką reikia pataisyti. Vis kažkoks tai dar netobulas, dar man reikia čia pataisyti, nes čia netitinka faktai tiesos, ar ne? Čia netitinka, kaip aš gyvenu ir taip toliau. Ir ta moteris nebijojo nesėkmės, ji bijojo iš tikrųjų būti pamatyta. Ir mes atkasėm tą labai giliai irgi taip pat pravirko. Jai buvo labai baisu, kad ją pamatys ir kai ją pamatys, tada ją vertins, kaip vaikystėje ji buvo vertinama. Taigi baimė matomumo taip pat viena iš tokių didesnių baimių žmonėse. Ir žmonės bijo sėkmės, kur kas labiau negu nesėkmės. Žinokit, tai labai labai įdomus fenomenas. Nes jeigu būsiu sėkmingas, manęs gali išsižadėti, mane gali pavadinti savanaudžiu, gali manęs nepriimti, atstumti. Ir tai labai realu, nes žmonės galvoja, kai kurie, kad jeigu aš būsiu sėkmingas, mane mylės, mane kvies visur, mane mėgs, bet žinot, yra toksai niuansas. Dažnai būna atvirkščiai, žmonės bijo sėkmingų žmonių, jaučiasi patys prastesni prie jų ir tada irgi gaunasi nelabai gerai, nes aš kalbu, kad noriu būti sėkminga, fantazuoju apie sėkmę, bet viduj bijau, kad mane atstums, bijau būti matoma, nesiimu to, nusiviliu savim, nepasitikiu savim ir automatiškai lieku su žmonėm, kurie yra nelabai tokie, su kuriais galbūt norėčiau ar ne gyvenime leisti laiką ir taip užstringu tokiam nuolatiniam cikle, tokiam nuolatiniam sabotažo cikle ir kartu su draugais pasišnekam apie tai, kaip viskas sunku ir randam tame bendrumą. Iš tikrųjų, žmonės labai nori rasti bendrumą su kitais ir yra labai nelengva, jeigu aplinka nenori augti, o jūs norite augti, yra labai nelengva, nes tie žmonės trauks jūs atgal. Ne tai, kad jie kažką sakys, bet jūs jausit, kad bet tai aš nebeturėsiu draugų ir taip toliau. Ir žinokit, kad yra didžiulė baimė žmonėms. Kad jie praras tai, ką turi dabar, net jeigu, pavyzdžiui, santykiai, kuriuose jie yra, neteikia džiaugsmo, bet jiems yra vis tiek baisu juos prarasti ir dėl to jie nedaro pokyčio. Čia viena iš tokių slaptų, jautrių temų žmonėse. Ir turiu labai daug idėjų apie žmonės, iš ką stebėjau apie verslą siekiančius, apie hobius atidėliojančius. Bet ką noriu tokio apibrėžti, nenoriu čia taip visą laiką pasakoti pavyzdžių. Labai ačiū, kad parašėt, kam rezonuoja. Ir 5 pavyzdys. Pastebėjot, kad nei vienas iš tų žmonių
nebuvo tingus. Iš mano pavyzdžių nei vienas žmogus nebuvo tingus. Jie kažką darė. Klausimas, ar į temą, kitas klausimas čia yra, ne? Bet kažką jie darė, jie nebuvo tinginiai, jie nesėdėjo ant sofos, jie kažką darė. Jie nebuvo silpni. Nei vienas iš tų pavyzdžių nebuvo, kad žmogus, tarkim, turėjo mažai motyvacijos. Jie visi turėjo ambicijų, siekimo, ne, norą pasiekti savo tikslų. Bet jie tiesiog bandė išspręsti tą vidinį konfliktą, apie kurį kalbu, kai dvi dalis prieštarauja viena kitai, išoriniam pastangom. Ir čia yra esminis skirtumas. Jeigu jūs nepasiekėt savo tikslo, ko gero jūs nesat tingus, ko gero jūs nėra, kad neturit motivacijos iš principo, ar ne, veikti. Galbūt neturit motivacijos tam konkrečiam dalykui. Nereiškia, kad jūs esat silpnas, bet jūs bandot vidinį konfliktą išspręsti išoriniam pastangom. Ir būtent todėl tas savisabotažas taip vargina. Nes kuo labiau stengiasi, galvoju, aš privartausiu save link to tikslo. Tarkim, nesvarbu, kad ir kas bus, nežinau, karas bus, aš vis tiek eisiu sportuoti, pavyzdžiui. Vis tiek, galiausiai pamatom, kad vis tiek stovim vietoj. Pajudam žingsnį į priekį, du atgal. Žingsnis į priekį, du atgal. Ir čia yra labai įdomus momentas, kad yra daugybė programų, kurios mus stabdo nuo tikslo pasiekimo. Ir žinot, jau paminėjau nemažai ir savo situacijų, kur aš save stabdžiau. Ir visi žmonės turi savisabotažą. Nereikia tikėtis, kad vieną dieną jisai išnyks. Aš labai puikiai pastebiu, kad kai man reikia kažką daryti, aš atidėlioju, pavyzdžiui, ten tvarkytis namus. Bet tai nėra blogai. Aš noriu pasakyti vieną tokį dalyką, kad jeigu jūs tai darot ne nuolatos, pavyzdžiui, man reikia pasiruošti laivui arba paskaitai, savisabotažo paskaitai, kuri vyks kitą savaitę. Aš einu plaut indus, nors turiu indaplovę. Aš einu tvarkytis namus, aš einu pasivaikščioti, aš einu kažką padirbti, ar ne, su kažkuo sutikti. Bet tai nereiškia, kad aš nedirbu. Kartais mes irgi gaunam blogą tokį įspūdį, kad jeigu žmogus nedaro čia ir dabar, jisai tingi ar jis nepasieks savo tikslų. Ne, jeigu tai yra trumpalaikis atidėliojimas, jis yra sveikas. Per atidėliojimo momentus žmogaus smegenis apdoroja informaciją ir ruošiasi tai naujai temai, kurią galbūt kalbėsite, kaip mano atveju, ar ruošiatės prezentacijai, ar ruošiatės kažkokią atlikti nemalonų darbą ir užduotį. Mūsų smegenis taip ruošiasi ir apdoroja tą naujieną, dėlioja naujais stalčiukus ir ištraukinėja iš vidinės bibliotekos jums knygas, kurios bus reikalingos tam pasiruošti. Ir tai yra naudingas procesas. Tai viskas gerai. Jeigu vieną vakarą jūs permastot, jeigu jūs atidėliojat, nerimaujat, viskas su to gerai. Bet jeigu tai yra nuolatinis procesas, tai čia jau yra stiprios vidinės programos, kurios stabdo jūs. Ir žinot, per vieną laivą mes visko čia neišspręsim, bet mano didžiulis noras yra pakviesti jūs į paskaitą, arba, jeigu nenorite į paskaitą, dirbkit patys, bet prašau, darykit pokytį. Šitas žinias, kurias ką tik išgirdot, pritaikykit gyvenime. Kiek dar lauksit? Come on, aš matau žmonės ir jie svajoja ir nieko nedaro. Ir kokia laimė, kai pradedi gyventi savo gyvenimą ir daryti tai, ką nori. Aš realiai myliu savo kiekvieną dieną. Aš myliu savo darbą. Taip, nėra lengva dirbti su žmonėmis ir jų traumomis ir jų skausmais, bet aš visame tame matau pozityvą, aš matau potencialą žmonėse. Mane veža tai, kad aš matau, kad žmonės yra gebantis, jeigu jie gauna saugumą ir geras sąlygas augti. Dėl to tai suteikia man be galo daug energijos. Ir mano darbas tikrai toli gražu nėra lengvas, bet tai yra džiuginantis procesas, matyti rezultatą, padėti žmogui veikti jo programas. Tai yra didžiulė prasmė. Ir dėl to aš iš viso širdies šiandien prisijungiau jums su šita žinute, kad pajudinti jūs truputėlį, kad jūs pakeltumėte antakį vieną ir pamastytumėt, o kas pas mane, kas mane stabdo? Ar aš bijau sėkmės? Ar aš bijau būti matomas? Ar aš nerimauju dėl kažko, nes tai yra įprasta man iš vaikystės? Kas yra mano tas sabotažas? Kodėl aš save sabotuoju? Kodėl aš save saugau? Nes savisabotažas yra apsauga. Ne šiaip, tai yra apsauga nuo skausmo, nuo kančios. Ne šiaip jūs save stabdot. Ir aš darau seminarą birželio 25 dieną, tai yra kitą savaitę,
2 valandų seminarą, pačioje galite matyti nuorodą, apie nematomas savisabotažo formas. Ir ne tik apie jas, bet mes kalbėsime iš tikrųjų, kaip dirbti su tuo savo kasdienoje. Nes šiandieną mes palėtėm temas, jau pasidalinau ir keliais pavyzdžiais, kaip tai įveikiama, pasidalinau su jumis istorijom, bet žinot, labai svarbu kuo daugiau tyrinėti ir atpažinti, kaip tas savisabotažas veikia jūsų kasdienoje. Nes tai yra labai maži niuansai. Tai gali būti atidėliojimas kažkam paskambinti, tai gali būti visau pateisinimas, kad ne dabar jau vakaras, dabar negaliu skambinti. Ar ne? Tai gali būti atidėliojimas sveikai maitintis, tai pavyzdžiui nusipirkimas kažko, kas visai pakankamai sveika ir nuo rytojaus pradėsit. Tai aš labai nuoširdžiai noriu pakviesti jūs į seminarą apie savisabotažą, kur mes realiai dirbsim su tuo, su realiom situacijom ir duosiu jums technikas, ką daryti savo gyvenime, kad nustotumėt save stabdyti ir kaip tuo metu spręsti tą situaciją. Kai pagaunat tą momentą, pagavot, ar ne? Įvardinot kai kurie, atidėlioju, sakau dar ne dabar. Kai kurie iš jūsų įvardinot, kad pastebiu, kad nuolatos vis mokausi, tobulėju, bet niekaip nesiekiu tų savo tikslų, tiesiog lieku tokiam mokinio pozicijoje. Tai pirma, įsivardinam savo ir antra, ką tuo metu daryti, ar ne? Ką tuo metu daryti, kai sukyla vidinė apsauga, nes jūsų kūnas ir protas daro viską, kad jūs apsaugotų. Jūsų kūnas, jūsų protas nėra prieš jūs. Atsiminkit šitą labai labai svarbų dalyką. Jūsų visa sistema yra tam, kad išlaikyti jūs gyvus, sveikus ir kad jūs išgyventumėte. Tai yra labai svarbu atsiminti. Mylėti šitą kūną, mylėti šitą protą. Niekas, nes dažnai žmonės pradeda save kaltinti, pykti už tai, kad jie nepasiekė savo tikslų. Nekaltinkit, apkabinkit save, pasirūpinkit savim. Vidinis yra toks didžiulis nesaugumas, kad jūsų kūnas bijo imtis kažko naujo, nes jam tai asociuojasi su pavojumi. Neteiskit savęs, padėkokit savo kūnui, kad jis saugo visom išgalėm jūs. Ir tada imkitės veiksmų šalia, su kūnu eikit į tą kontaktą. Neprievartaukit savęs, per prievartą nieko nepasieksit. Tik tada, kai sužinosit ir pažinsit savisabotažą, tik tada, kai pamatysit, kaip jisai veikia, tik tada jūs galėsite pasiekti savo tikslų galiausiai. Kol jūs to nematysit, tai veiks labai labai slaptai. Ir aš įvardinau šiandien kelis tik tai momentus, kaip tai veikia. Aš garantuoju, kad jūsų kasdienoje yra žymiai daugiau. Taigi, jeigu jūs iš tikrųjų esat pasiruošę, aš nuoširdžiai jūs kviečiu šitas visas žinias, kurias jūs šiandieną gavot, įprasminti ir padaryti bent mažiausią pokytį savo gyvenime. O jeigu iš tikrųjų jaučiat, kad esat pasiruošę dirbti su šitą temą ir nelaukti dar 5 metus, 10 metų, kol jūsų sveikata važiuoja žemyn, visgi amžėjat, o ne jaunėjat, tai aš labai kviečiu prisijungti prie paskaitos ketvirtadienį, kuri vadinasi savisabotažas, kaip pasiekti savo tikslų. Ir galite parašyti komentare pokytis, čia komentare parašykit pokytis ir atsiųsiu jums informacijos daugiau. Arba galite paspausti nuorodą, kurią pridėjau čia live metu. Taigi, pats svarbiausias dalykas yra ne tai, ką mes išgirdom, čia būna vėl aha momentai. Parašykit dabar komentare pokytis, jeigu norite gauti nuorodą, ir parašykite komentare, kas jums šiandieną suskambėjo. Kokią žinutę ir mintį jūs šiandien savo išsinešat? Parašykit, kokią žinutę ir mintį jūs savo išsinešat. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Pokytis. Jeigu esat pasiruošę šitam pokyčiui, parašykit, iš karto gausite nuorodą, kur daryti tą pokytį. Ir jeigu išgirdot kažką, prašau pasidalinkit ne tik dėl manęs, dėl bendruomenės kitų žmonių, kurie klausė su jumis, kas yra jūsų išsinešta žinutė šiandieną iš šito laiko. Ir taip pat, kad savo smegenyse užfiksuotumėt, ką aš savo išsinešu, kas lieka su manim. Nes teorija be praktikos, čia irgi viena iš praktikų refleksija, tarp kitko aš labai nemėgdavau pati refleksijų anksčiau. Refleksija psichologiškai labai labai reikalinga mūsų smegenim, mūsų kognicijai. Taip užsifiksuoja mūsų ilgalaikiai atmintyje padaryti pokyčiai. Visada, kai padarot kažkokį pokytį, užsirašykite. Taigi ir dabar, kokią savo žinutę galite išsinešti iš šito laiko? Ne šiaip klausėte, ar ne? Dalyvavote čia. Mėgautis procesu, pradedant nuo pirmo žingsnio. Taip, rasti, kas yra malonu tam procese.
Čia yra labai nuostabus būdas siekti savo tikslų. Nereikia savęs prievartauti. Prašau, nustokit save prievartauti. Nepasieksit nieko tokiu būdu. Trumpoji perspektyvai pasieksit, kaip ir minėjau apie vaikus. Vaikai prie jūsų šalia nevalgys tų šokoladų, bet jūs tik išeisit į darbą, jie nueis ir nusipirks tą šokoladą pats ir atims iš spintelės ir sakys, kad čia ne aš, šokoladas slapta dingo. Ar ne? Tai labai svarbu, neprievartaukit savęs, kooperuokite su savimi. Naujau išjudinta energija judėjimui, veiksmas naujumui. Super, Jurgita, ačiū. Tikiuosi, kad ta energija išjudės ir bus kaip tavo, kelrodė siekiant tikslų. Pradėti daryti jau. Taip, pradėti daryti ir jeigu pagaunat, kad tai yra savisabotažas, patyrinėkit, kas tai yra. Aš išdėstysiu visą medžiagą psichologinę savo seminare nuo kitos savaitės, kuris vyks kitą savaitę. Tai labai labai kviečiu prisijungti, jūs ten iš tikrųjų išmoksit stebėti save, nes savistabos įgūdis yra turbūt svarbiausias įgūdis, kokį žmogus gali turėti. Nes jeigu mes sugebam pastebėti, mes galim ir pakeisti, bet labai dažnai tos vidinės programos, jos veikia taip slapta ir tik terapijai metus einant žmogus, pagauna, nes jis pats nesidomi tuo, netyrinėja, net nežino, kad tą galima tyrinėti, jis tiesiog galvoja, kad jis yra nevalingas tinginys ir nesugebantis pakelti užpakalio nuo sofos. Bet iš tikrųjų, tai nėra apie tinginystę, ką mes jau šiandien išsiaiškinam. Yra žymiai gilesnės priežastis, apie kurias ir kalbėsim seminare, apie savisabotažą. Iš visos širdies noriu palinkėti šitas žinias į save įsidėti, nešiotis. Ir žinot, kai visos žinios kažkada sudygsta. Kai jos sudygsta, išauga pumpurėliai ir tada prasiskleidžia ir mes tada galime įkūnyti tai savo gyvenime kiekvieną dieną. Iki tol mes galim klausyti labai daug visokių mokytojų, bet paviršutiniškai kaip laisvalaikį praleis. Bet jeigu iš tikrųjų susitelkėt ir skiriat tam laiko, ir aš jums padėsiu, kaip skirti tam laiko, pasidalinsiu apie tai seminare, jūs sugebėsite ugdyti tokį labai labai svarbų įgūdį kaip savistaba. Nedelsti ir tikslingai judėti link svajonių. Super, Jurga, ačiū už pasidalinimą. Taip, tai rašykit pokytis, kam yra aktualu ir gausite nuorodą, parašykit, ar gavote. Pritariu, labai svarbu, kad padėtų šitame kelyje. Man padėjo asmeninės sesijos su tavim, Diana. Ačiū labai. Labai gera girdėti, tikrai. Asmeninės sesijos veikia. Jeigu jums aktualu darbas su manimi individualiai, terapinė prasme, mentorystės prasme, parašykite taip pat, man po to pokytis parašykite ir po to parašykite man asmeninę žinutę ir galėsim susiekti dėl asmeninio vedimo. Šiuo metu turiu vieną laisvą vietą, nedaugiau, nes esu pakankamai užimta, bet galėčiau priimti, jeigu jums yra aktualu, tą vieną vietą galėtumėte užpildyti. Ir aš turiu ir VIP dienas, tai reiškia, kai visą dieną skiriam kažkokiam klausimui, susitinkame gyvai, analizuojam ir dirbam ties juo. Tai čia mano mylimiausias dalykas dirbti su žmonėm, tai yra VIP visa diena skirta jums. Tai jeigu smalsu, parašykite, atsiųsiu pasiūlymą. Ir taip pat turiu opcijas dirbti ilgalaikį perspektyvą, ilgalaikį terapiją, priklausomai kiek jūs pasiruošę investuoti laiko. Rytis klausia, kaip tai veikti, noriu daug ir teisių ir 10 000 per mėnesį merginų, bet tingiu art. Tai va, art nereikia, jau kaip ir minėjau, bet aišku, darbo reikės įdėti, bet aš jums seminare pasakysiu, kaip dėti tą darbą, kad jis būtų tikslingas ir nebūtų prievarta ir net kristumėt, kad net kristumėt vėl ir vėl ir vėl. Tai visi jūsų tikslai yra įmanomi. Tiesiog reikia žinoti techniką, kaip. Ir aš, prastudėjus psichologiją ir psichoterapiją, atradau tų technikų ne vieną. Pasidalinsiu su jumis. Jei negali tiesiog dalyvauti, ar verta pirkti įrašą? Taip. Gavot, super. Taip, galima pirkti įrašą, žinoma. Įrašai būna brangesni negu tiesioginis dalyvavimas, nes mano prioritetas yra, kad jūs dalyvautumėte gyvai. Ir iš esmės, šita paskaita labai nebrangiai yra, 33 eurai. Manau, kad kartais restorane išleidžiam daugiau šiais laikais tokiam kainom. Bet žinot, svarbiausia ne kaina, kiek kainuoja pati paskaita, bet mano tikslas yra kuo daugiau, kad žmonių sužinotų apie tai. Ir toliau aš turiu brangesnių kursų, kur mes dirbam su žmonėm individualiai arba dirbam ilgesnei perspektyvai. Bet mano tikslas yra perduoti šitą žinias. Aš noriu, kad kuo daugiau žmonių būtų laimingi aplinkui mane. Ar verta pirkti įrašą? Taip, verta, net jeigu negali tiesiogiai dalyvauti.
nes aš atsiųsiu jums prisijungimus ir jūs gausite tą įrašą kartu su medžiaga dalomąja. Ir jeigu jums kils klausimų, galėsite parašyti man, aš atsakysiu jums individualiai. Tai vyks, jeigu jūs įsigysite dabar, jeigu įsigysite po to, kai jau bus įvykęs seminaras ir praėjo kokios porą savaičių, tai aš jau tada nebeatsakinėsiu kiekvienam individualiai, nes tiesiog nespėsiu. Bet jeigu įsigysite dabar su srautu, aš atsakysiu jums į klausimus individualiai. Jūs perklausę įrašą galėsite man užduoti ir aš jums atsakysiu kiek įmanoma. Ar bus įrašas paskaitos? Taip, kaip ir sakiau, tai ryte bus paskaitos įrašas kitos savaitės ir, kaip ir ką tik minėjau, gausite visą medžiagą dalomąją kartu su įrašu, jeigu įsigysite dabar iki paskaitos. Gerai, tai mėlyjeji, ačiū Jums, kad prisijungėte, ačiū, kad skiriat šitą brangų savo laiką, nes nieko nėra brangiau už Jūsų dėmesį ir už Jūsų laiką ir kad mes galėjom patirinėti šitą temą kartu. Kuo daugiau laimingų žmonių aplinkui, tuo labiau gera gyventi šitoj žemėje. Taigi, linkiu Jums visko ko geriausio, linkiu, kad Jūsų tikslai išsipildytų, linkiu, kad būtumėt sėkmingi ir nesabotuotumėt savo sėkmės. Ir jeigu jaučiat, kad galiu kažko padėti, prisijunkit, rašykit pokytis komentare, net jeigu žiūrėsite ir įrašo po to. Ir jeigu smalsu, parašykite man, galbūt rasiu, kaip padėti Jums kitų klausimų, kuris iškilo šitam live. Būkit palaiminti, ačiū, kad esat ir sėkmės kelyje. Iki.